Atsižvelgiant į oro sąlygas, tai aš norėčiau savo pranešimą pavadinti barometras, krituliai ir spa. Taip, vienas mūsų liberaliausių režisierių vis deklaruoja, kad kiekvieną jo ištartą scenoje žodį, vaizdą publika turi dešifruoti. Tai aš iššifruoti. Tai aš dabar jums iššifruosiu, kas čia norėta pasakyti. Ieškodamas savo temai prieigos, aš tiesiog pabandžiau šiandienybei padaryti kaip kokiai upiai porą mėginių medijose, kas apie teatro liberalumą ir konservatyvumą. Ir štai, ką aš tai beveik atsitiktinai išskaičiau. Reiškia, Rimgailė Rinevytė, mano labai mėgiama jauna kritikė, apie režisierių galvoju kaip apie tyrėją. Saugios bandymo erdvės aktoriams kūrėja, aktoriai, kurie čia tampa ne tik vaidmenų kūrėjais, bet taip pat spektaklio bendraautorius. Kitaip tariant, pasidalina savo kūrybinę galią režisierius su aktoriais, pasidalina ir atsakomybę. Kartu kelia šiame kelyje iškylančius klausimus, kuriuos atsakys žiūrovas. Režisierius čia yra lyg barometras, prietaisas, matuojantis atmosferos slėgį. Tai yra nuspėjantis kritulius repeticijos metu. Daug labai įdomi režisieriai buvo vadinti, apkalbėti, barometras, gal pirmą kartą įvardintas. Kiša mėginį labai greitai šalia ir paskaitom tokią, sakyčiau, čia vis tiek buvo liberali pozicija požiūris į režisierių, tokia, sakyčiau, archikonservatyvų požiūrį į teatrą mūsų. Tai manau, kad tai suponuoja ir požiūrį režisūrą, nors čia nekalbama. Mūsų šių metų Aukso kryžių premijos už visą gyvenimo veiklą laureatas Jonas Arčikauskas. Idėjų prasme teatre tokia sukluma, kad liūdesys. Šiandienos teatras orientuojasi į spa. Reiktų palikti spa kitoms struktūroms, nustoti masažuoti žmonės ir pataikauti jų nusidėvėjusiems norams, susitelkti kokybės prasme, galų gale nustoti koketuoti, o iškelti žymiai aštresnius klausimus. Aš įsitikinęs, mene reikia pasiaukojimo fanatizmo. Tai čia dar pratęsiant turbūt reiktų labai tiktų obalsiai tie, kurios, nežinau, dar ką žino, ar atsimena Ars longa vita brevis, menas reikalauja aukų, reiškia, yra tik vienas liudininkas menas. O mes dabar kalbam, daugiau tokiam gal teoriškam lygmenį ir jau visą eilę metų, apie režisūrinio teatro, režisieriaus institucijos ir režisieriaus asmens transformaciją. Aš pasakyčiau net ne transformaciją, o dekonstrukciją. Tai žinot, visada, kai rengiamasi nuimti paminklus dabar, ir Salomėjai Nėriai, ir Petrui Cvirkai, ir dar kam nors, tai pateikiama tokia, istorinė pažyma. Tai aš norėčiau pateikti tokią istorinę pažymą, šiek tiek ir europiniam kontekste, ir Lietuvos kontekste apie tą instituciją, gal šiek tiek paliesdamas tam tikrus asmenis. Dabar iš karto pabrėžiu. Išskyrus mano citatas naudojamas ir metus pasakomus tiksliai, visa kita yra super subjektyvu. Ir tuo tikėti yra visiškai nebūtina. Tai yra mano pasamprotavimai, pasvaičiamai, vadinkim kaip nori. 1850 metai Europoje pučia integracijos vėjai. Princas konsortas Albertas, atidarydamas pirmąją pramonės prekybos parodą Krištoliniam paviljone Londone, kurią mes iki šiol vadinam Expo ir turime, sako, viskas, dabar Europa jau nekariaus, dabar jau mes suprasim, kas yra prekyba, kas yra bendradarbiavimas, kas yra bendrabūvis. Labai autoritariškas žmogus, Richardas Wagneris, nuo 49 iki 51 metų rašo seriją straipsnių, kur karštai įrodinėja, primetinėja savo naujai išrastą, mums seniai žinomą terminą, Gesamtkunstwerk, būtent. Jungtinis meno darbas, naujosios sintezės reikalingumas, jos, taip sakant, sudėstymas.
Lygiai tais pačiais 1850 metais į Princesės teatrą Londone įžengė pirmasis pre-režisierius Čarlzas Kinas, o į Burgteatrą Vienoje tais pačiais metais įžengė pre-režisierius Henrikas Laubė. Labai greitai tokia konservatyvi asmenybė kaip Otto Bismarckas integruos sujungs Vokietiją, o tokia liberali asmenybė kaip Garibaldis sujungs ir integruos Italiją. Žodžiu, į centrinę jėgą. Ir tai labai susijęs su režisūros atsiradimu. Kažkas turėjo imtis tos Gesamtkunstwerk, reiškia įgyvendinimo, kažkas turėjo būti koordinatorium, kažkas turėjo tuos menus jungti, nes tuo metu vis dėlto Europinis teatras, palyginus su literatūra, daile, muzika, buvo tiesiog sąvartynas, pasakykim taip, kad net Eleonora Duzė sakė, kad reiktų visus aktorius, reiškia, išmarinti maru, o teatrus sudeginti. Tiek ten buvo tokio apitikrinumo, netikrumo, tai falšo. Normalus žmogus išsilavinęs negalėjo į teatrą eiti ir tikėti, kas ten vyksta. Tai tiesiog reikėjo, kaip augęs, kokias šitas arklidės išvalyti. Ir buvo toks pašauktas žmogus, šiuo atveju režisierius. Ir labai įdomiai sakė, aišku, žiauriai apsirikdamas, Edvardas Gordonas Gregas, kad kadangi režisierius scenoje pats nepasirodys, aplodismentų nesitikės gėlių, tai jis bus labai visų elementų dalyvaujančių sintezėje atžvilgių teisingas, protingas, korektiškas, vienu žodžiu, ir viską takaus, pats likdamas kaip ir nuošaly. Na va, o vienas toks tūlas kritikas, kažkaip nesinori minėti pavardės, nes jis kaip ir priklauso tai kultūrai, kurios mes dabar nemylime. Tuo metu taip sakė, kad vis dėlto juk turi būti koks nors vienintelis aiškintojas, protas, panašus kaip vienas protas, kuris kūrė kūrinį. Negalime leisti, kad kiekvienas iš aktorių, apšvietėjas, dailininkas ir kostiumininkas spręstų ir aiškintų apie pjesę. Tai daro režisierius. Dabar režisieriaus asmenį nuo pat pradžių yra įdėtas dramatiška priešprieša įdėta. Kokia ta priešprieša? Kad režisierius, kuris ieško naujų kelių, naujų elementų, tai yra naujos sceninės kalbos, o visada jis yra šia kūrybinė prasme yra liberalus. Kūrybinė prasme. Jeigu jūs nepasiekė tam tikro amžiaus, jau nesustabarėję, kaip jau ten būna, nesako mano metiškumas patikrintas. Iš kitos pusės, rego, valdau lotiniškai, regierung, vyriausybė vokiškai, režir, valdyti prancūziškai, režisierius, ta pati šaknis. Nori, nenori, galios impulsas yra iš karto įdėtas, užprogramuotas. Reiškia, ir va čia yra tam žina priešprieša, kad kiek mes matom režisierių, novatorių, labai įdomių, liberalių, ieškančių naujų kelių, išrandančių naują scenę kalbą, kuri maždaug kas 7 metai atsinaujina, vis dėlto daroma tai iš va tų, reiškia, viešpaties pozicijų, kitaip, kad tas procesas neįskystų, kad jis vyktų, vienu žodžiu. Galia ir valia, iš vis, dabar pagalvokim visi, galia, galios turėjimas, disponavimas ją yra vienas iš žmogaus instinktų, nuo pat vaikystės. Pažiūrėkit į smėlio dėžę, kur vaikai žaidžia. Kažkas nori paimti viską savo dėstyti. Pažiūrėkite į šeimas, iš kur skyrybos, iš galios reiškia, kas čia pas mus valdys ir panašiai ir panašiai. Tai va taip atsitinka ir su režisierium, kad visa eilė garsių režisierių, tu aš kai kurios pacituosiu ir paminėsiu, kurie atrodo yra novatoriai, liberalų savo kūryboje, būtent kūrybiniam procese jo įgyvendinime valdyme laikosi archikonservatyvių pozicijų, reiškia. Tokia visiška priešprieša. Savo menų liberalas, savo metodikos, reiškia, įdiegimo kūrybiniam procese, tų liberalių savo kūrybos kažkokių gairių yra
konservatorius. Tai va toks iš karto labai įdomus charakteringas pokalbis įvykęs 1908 metais, kai vakarų psichologinio teatro tėvas Konstantinas Stanislavskis pakvietė savo dailės teatrą mūsų vakarų simbolistinio, gal ne simbolistinio, bet sąlyginio, poetinio, metaforinio teatro tėvą Gordoną Kregą statyti Hamletą ir toks įvyko pokalbis. Labai, ką jie sako? Kregas sako, aktoriams pasakysiu, negalvokite apie nieką, jauskitės laisvi, žinokite, kad aš jūs labai myliu ir padarysiu iš jūsų puikius daiktus. Bet ne materialinė prasme, bet kantiškąją prasme. Daiktas kaip objektas. Ir Stanislavskis atsako, skirtumas tik tas, kad aš pasakysiu, būkit ramus, tikėkit manimi, aš padėsiu jums jausti taip, kaip reikia jausti, reiškia. Nė vienas iš jų nepaklausia, o ką galvoja ir ką jaučia, reiškia, tas subjektas, kurie verčia objektų ir daro su juo, ką nori, modeliuoja kaip nori. Tai va čia, taip sakant, mes matom šitą momentą ir dabar mes nepamirškim tokio labai svarbaus dalyko, kad tuo metu antra pusė XIX amžiaus, kai atsirado režisūros institucija ir jinai emancipavosi, vis kažkaip apėmė platesnės veiklos rytis ir gilesnės ir vis dėlto faktiškai vienintelė valdymo forma pažįstama Europoje, išskyrus šiek tiek Prancūziją, buvo monarchija. Tai buvo karalius, reiškia. Tai buvo karalius su, taip sakant, iš aukščiau Dievo duota valdžia ir gale, su charizma, su pasitikėjimu ir nori, nenori, va tas reiškia į pasąmonės pasąmonę, tas monarchijos principas įėjo į režisūrą, kad yra tuo metu. Nu, va ir tas pats Tūlas kritikas jau po kelių metų labai rašė, kažkaip taip norėjęs tos, reiškia, valios vienos, kuri traktuotų ir jungtų viską. Jis labai greitai rašė, vat centrinė režisieriaus valdžia, kad neuždusintų atskirų talentų individualybės ir neįsteigtų vietoj meninės ansamblio kareivių drausmės. Kareivinių drausmės. Tai va tas paradoksas jis yra. Ir niekur nuo to nedingsi. Lietuvos teatre jis labai išryškėjo. Kadangi Lietuva vis dėlto, sakoma, stipri teatro šalis. Aš kitaip šiek tiek paskaičiau, stipri režisūrinio teatro šalis. Nes vienu metu Lietuvoje buvo visiškai, čia tų kritikų nėra kartos, bet buvo visiškai pamiršta, kad režisūrinis teatras nėra vienintelė panacėja ir kad tai nėra vienintelė teisybė. Dabar vėlgi, kalbant apie lietuvių teatrą, tokie labai įdomus paradoksai, kad faktiškai tas spektaklis, kuris buvo mėgėjiškas, bet mes jį laikome kažkaip ir profesinio teatro tokį irgi užuomazgą, ten, kur stovi tas paminklas prie tilto, paminkliukas, kad čia toj daržiniai buvo suvaidinta 1890 Amerika pirty, tai režisūra buvo kolektyvinė. Kaip nekeista. Triumviratas kaip nekeista, reiškia. Tik tai ten priešingai. Du berniukai ir vienam, dvi mergaitės irgi, dvi mergaitės vienas berniukas. Tai ten režisūra ėmėsi mūsų pirmoji profesionali aktorė, baigusi mokslus specialius Rygoje, Stanislava Venclauskienė, Povilas Višinskis, kuris buvo ir prie svečio ir prie pečiaus, kol toks nenumirė nukankintas visų darbų visuomenės. Ir kaip nekeista, tokia garsi mūsų švietėjų emancipatoriai kaip Gabrielė Petkevičaitė Bitė reiškia. Tai dabar toliau, vis dėlto kalbant jau čia apie Lietuvos teatro režisūrą šiuo atveju, vėlgi labai įtvirtino režisieriaus aukštą autoritetą ir galią Lietuvoje tai, kad faktiškai beveik visi režisieriai, pradedant Vaičkum, Glinskiu ir kalbant apie Joną Vaitkų ir Dalią Tamulevičiūtę ir Povilas Gaidys, jau nekalbu apie Juozą Miltinį, jie visi savo teatro dvarus, drįsčiau tai pasakyti, kūrė remdamiesi savo mokiniais. Jeigu tai yra tavo mokiniai, su kuriais tu dirbi, tu tai reiškia turi dvigubą autoritetą. Ir kaip vadovas, ir režisierius, ir kaip, taip sakant, tas, kuris hierarchijų mokytojas, kuris mokė. Niekur nuo to nedingsi, panašiai ir panašiai.
Nu tai dabar netgi taip labai įdomu. Mano studentai, kurie dabar žinomi aktoriai, kai aš su jais dirbu, man sako, dėstytojau jūs, o kokie nors pirmakursiukai, antrakursiukai, su kuriais pasižiūrėjau, sako, ei, tu Gyti, labas, kaip jautiesi. Reiškia, jo toksai, požiūrio ėjimo skirtumas. Dabar vėlgi noriu pasakyti, kad buvo labai įdomus momentas liberalaus kolektyvinio darbo teatre 20 metais, jums žinomas dabar Ingelevičiaus nuotraukų neseniai aktualizuotas Antano Sutkaus Vilkolakis. Bet ten koks įdomus apsivertimas. Mes dabar žiūrime šitą kolektyvinį darbą kaip į pozityvą, kaip į kažką visiškai naujo, bet tai visiškai nėra nauja. O tada labai įdomiai, pats Antanas Sutkus ir Antanas Vengris rašydami apie tą teatrą, tai, kad teatras 3 metus nuo 20 iki 23 metų rėmėsi kolektyvinė improvizacija, laiko silpnumo ir neprofesionalumo požymių. Ir rašo, kad teatras subrendo 23 metais, kai jau pradėjo statyti dramaturgiją ir rėmėsi dramos kūrinių. Toks keistas paradoksas, ar ne? Tai dabar truputį grįžtant prie tokių Gordono Krego. 1905 metai teatro menas, viena pirmųjų knygų. Dabartinis teatras pilnas nemokytų ir negabių amatininkų. Bet jei šie žmonės kada nors supras, kad turi būti savo amato meistrai ir pasistengs įvaldyti savo amatą, kalbu visų pirma apie režisierius. Jei režisierius pasiruoštų savo darbui, kurio tikslas yra interpretuoti dramos kūrinius, tai ilgainiui žingsnis po žingsnio jis atgautų teatro prarastas pozicijas ir visi kūrybiniai talentai sugrįžtų į teatro meną kaip į savo gimtinę. Tai režisierių tu vertini labiau už aktorių, režisierius taip. Režisierius lygiai taip pat santykiauja su aktoriumi kaip dirigentas su orkestru arba leidėjas su spaustuvininku. Lankytojas, ar laikai režisierių amato, o ne meno žmogumi, režisierius. Kada jis interpretuoja dramaturgo kūrinius, padedamas savo aktorių, dekoracijų ir kitų amatininkų, jis yra amato žmogus, savo amato meistras. Kada jis išmoks valdyti veiksmą, žodį, liniją, spalvą ir ritmą, tada jis gal taps menininku. Tada mums nebereikės šauktis dramaturgo pagalbos, nes mūsų menas bus savarankiškas ir galės visiškai pasikliauti savo galiomis. Mes sulaukėm tokio laiko, kai teatro menas per eilę kartų įvairių režisierių pasiaukojimo darbo pasiekė to, kad turi visiškai autonominę savo kalbą sceninę. Bet tada ateina toks laikas, režisieriai sakoma, Mauras savo padarė, Mauras gali eiti. Jis kaip ir nereikalingas jau dabar, mes susitvarkysim, padarysim viską. Ir tada kyla klausimas. Taip, tai čia aišku grįžimas vėl į tą iki režisūrinį teatrą. Ar gerai ar blogai aš nesakau, bet ką tai rodo? Tai rodo, kad kaip ir nelieka autorinio teatro, kaip mes kalbam, kad nėra autorinio kino, kurio mes verkiam po didžiųjų. Mes dabar mėgstam sakyti, nėra genijų, nėra autoritetų, nėra hierarchijos ir labai gerai, kad tai ėjo ir praėjo, puiku, nuostabu. Bet aš dabar galvoju, ar mes sakom, čia kaip lapė ir vynogė, sakom, kad gerai, kad nėra genijų, bet dėl to, kad jų nėra. Ar jų nėra dėl to, kad mes sakom gerai, kad jų nėra, reiškia, toks procesas, toksai, sakyčiau, abipusis. Dabar, kadangi man teko pusę savo kūrybinio gyvenimo praleisti Sovietijoje, o pusę nepriklausomoj Lietuvoje, tai, o jums čia jau Sovietijoje mažai, kam teko praleisti to laiko, tai aš pasidalinsiu irgi tam tikrom įžvalgom ir padėtimi. Reiškia, labai įdomus rusų tyrinėtojas, kuris daug metų gyvena Amerikoje, jeigu dar nenumirė, dėl to aš nebijau minėti, Smelenskis, kuris vadovavo muziejams Maskvos dailės teatro, jis labai taip puikiai rašė savo laiku. Sovietų Sąjungoje buvo sukurta galinga ir labai įsišakojusi taip vadinama valstybinių repertuarinių teatrų sistema,
kurioje centrinį vaidmenį vaidino vyriausias režisierius arba teatro meno vadovas. Tai va tai labai reiškia, sovietinė sistema, ideologija labai prisidėjo prie režisūrinio teatro vystymosi. Tai nėra jokios kalbos, kadangi nebuvo demokratijos, o buvo labai aiški hierarchija. Aišku, buvo, reiškia, ten direktorius, pirmas sekretorius, kuris buvo, atsiprašau už citatą, caribo, caras ir dievas. Ir tas buvo labai palanku teatre. Labai buvo vyriausi režisieriai, kurie daugiausiai buvo komunistų partijos veikėjai, dauguma, kitaip negalėjo būti vyriausių režisierių. Aš iki 88 metų negalėjau, nes nebuvau net komjaunuolis. Reiškia, atsiprašau už nekuklumą. Tai buvo labai paranku. Ir faktiškai aš drįsiu pasakyti, man kaip eiliniam režisieriui, tam klapčiukui 75 rublius, kuris pradeda savo darbą ir yra ten pozicijos 2-3 režisieriaus, teko 4 dvaruose dirbti, reiškia, Dalios Tamulevičiūtės dvare, Povilo Gaidžio dvare, Aurelijos Ragauskaitės dvare ir Jono Vaitkaus dvare Kauno teatre. Tai buvo labai įdomu. Teatras tikrai nebuvo orientuotas į kūrybinių galių atskleidimą, reiškia, visų jame dirbančių. Priešingai. Išskyrus liberalų atveju Aurelijos Ragauskaitės. Visose šitose teatruose, būkim bet neteisingi. Aš, pavyzdžiui, nerašysiu memoarų niekada, nes aš nenoriu, taip sakant, griauti mitų, kurie yra labai svarbus, kurie turi būti, bet, sakykime, jaunimo teatras, tai buvo skirtas tam tik tai, kad aptarnautų 10-tuką Dalią Tamulevičiūtę ir Sauliaus Šaltenio dramaturgiją. Visa kita buvo paraštės ir visa kita buvo slopinama. Nebijau to pasakyti, reiškia. Ir tada, toks dabar, kalbant apie miltinio fenomeną, tai yra pasibaisėtina. Tai yra pasibaisėtina, tai yra fašizmas. Aš kito žodžio neturiu. Aprašyta Elvyros knygoje apie Algimantą Masiulį, aš pats buvau liudininku. Mes sėdėjom su Stasiu Petronaičiu ir Reginas Danavičiūtė, nuostabi aktorių pora, reiškia, užteko orumo vis dėlto Petronaičiui, pačiam žydėjime suvaidinus Makbetą, su jums Ivanova išeiti iš teatro ir nevaidinti, reiškia. Bent taip protestuojant, sakykime, prieš tokius dalykus, kad susirenka aktoriai pas poną jo dvare, geria raudoną vyną, po to ponas nei iš jo, nei iš to nusimeta šlepetę, neplautos kojinės ir liepia klaupti visiems ir bučiuot koją. Ir visi klaupia ir bučiuoja. O kiekvieną antradienį yra susidorojimas su neįtikusiu, ne tai pažiūrėsiu, ne tai pasakiusiu. Ir reiškia, visi sėdi raudonoms ir tyli, ir niekas nieko nepasako. Ir tai dabar, kai kalba apie ten šitą mobbingą, tai mane juokas ima. Čia ne mobbingas, o vaikų darželis dažniausiai, kur visi pūkuoti ir minkšti, reiškia, pūkuoti ir minkšti tie mobbingai vadinami, reiškia, su tai, kas buvo, vienu žodžiu. Dabar ten, reiškia, Jėzus Marija Reima pastūmė tą Karolį. Aš galėčiau paskaitą paskaityti Smurtas lietuvių teatre. Rimtą, didelę paskaitą, reiškia. Kur tada tokie incidentai, kad dėl to spektaklis tiesiog niekingi ir juokingi ir absurdiški, reiškia. Mes kai kuriuose srityse pasidarėme ir tokie jau švelnučiai, tokie jau pūkuoti, tokie jau... Aš jokių būdų nepaneigiu, kad teatro procesas turi būti etiškas, kad jis taip pat svarbus, vienu žodžiu, negalima, kaip Eglė minėjo, kad jis negalima garbinti to rezultato, kaip Miltinio jau seniai laikas nuo to garbinti, atsiprašau, turint omeny, kiek žmonių buvo paaukota tikrai to žodžio prasme. Vėlgi, aš neseniai mirė moteris, labai garbinga moteris, daug nuveikus, kurie Miltinis sužlugdė visą gyvenimą asmenį, kaip jinai man pasakojo. Specialiai tyčia, iš džiaugsmo, iš noro, kad jeigu aš neturiu, tai ir tu neturėsi šeimos. Ir padarė tai, ir įgyvendino tai. Kažkaip mes dabar apie tai nepagalvojam jau. Aš nežinau, nesu prieš raganų medžioklę, kad čia reikia kažką tokio daryti, bet šitas momentas, aš pabrėžiu jį, kad reiškia, kai mes kalbam, kad sovietinių laikų teatras, Jurašo teatras ir Vaitkaus teatras ir Tamulevičiūtės teatras ir Miltinio teatras kūrybinė prasme
buvo pasipriešinimo teatras įvairių formų. Tai vis dėlto va ta liberalus, tai va ta kūrybinio proceso rego teatro valdymo prasme, tai buvo archikonservatyvų, tai buvo kaip baudžiavinis teatras, reiškia. Dabar mes pripratę, kad aktoriai vaidina kokiam nori teatre, reiškia, kiek nori, jau čia peržengtos bet kokios ribos, koks nors spektaklis Šiauliuose negali. Aš negalėjau vieno spektaklio 3 metus Šiaulių teatre pasižiūrėti, kaip aukšto tos komisijos narys, dėl to, kad ten vaidino pagrindinius vaidmenis aktoriai iš Vilniaus ir niekaip jų pagauti nesisekė ir atvežti Šiaulius. O kai jie atvažiavo, tai likimo ironija susirgo aktoriai Šiaulių teatro. Spektaklis nėjo, reiškia, likimo kerštas. Bet aš atsimenu, kai aš 77 metais buvau pirmasis, kuris pakvietė jau į savo pastatytą spektaklį prieš 5 metų Freken Juliją į Šiaulius vaidinti Doloresą Kazragytę. Koks triukšmas buvo. Atrodė, kad ir ją, ir mane, nežinau, Kauno išmes iš visų teatrų, reiškia, kad mes į Sibirą išveš, kad mes padarėm tokį nusikaltimą kažkokį baisų, sugriovėm kažkokios hierarchijos, kažko. Arba aš atsimenu, kaip aš irgi sovietmečių pirmą nevyriausybinę struktūrą įsteigiau Kauno menininkų namuose. Mes statėm Vaičiūnaitės Kasandrą, tą pačią ilgą Kalėdų vakarienę, kuri paskui per daug teatrų ėjo. Dieve, koks kilo triukšmas Kauno teatre, kaip jie drįsta, kodėl jie tai daro, tai jie gali dirbti teatre, kam čia to reikia ir panašiai, ir panašiai. Tai vat noriu pasakyti, kad administracinis resursas, tas sovietinis, ar ne, tada buvo labai madingas teatro režisieriams, kokie bebūtų liberalūs savo kūryboje, savo, taip sakant, valdyme teatro ir žmonių galios ir valios damsame pasitelkti. Jis buvo, nežinau, buvo ir aš, pavyzdžiui, visą laiką kaip save pozicionuodavau kaip Dubčekas savo laiku socialistinėje Čekoslovakijoje, kad reiškia socializmas su žmogišku veidu. Aš vis sakydavau, kad stengiuosi būti režisierius su žmogišku veidu. Bet kas atsitinka, reiškia, paskutiniam Eimunto Nekrošiaus interviu, kurio man rodos nėra lietuviškai, kuris yra tik tai rusiškai, mielas kolegas sako, tai atsiprašau, mes kalbam apie režisierių mobbingą, bet režisierių egzistuoja ir aktorių mobbingas. Ir ten minima mano pavardė, kaip nekeista, tais jaunimų laikais, kai klestėjo 10-tukas, reiškia. O su visais kitais aktoriai galėjo, taip sakant, elgtis kaip jie norėjo ir ką jie norėjo ir panašiai ir panašiai. Tai aš dabar kalbu apie tai ir norėčiau pasakyti tai, kad tikrai, turint omeny tuos entropinius procesus, aš kalbėjau, kad antra pusė buvo, reiškia, informaciniai, centrinės jėgos. Ir čia iškilo režisierius su šitą dramatišką priešpriešą, nes aš nemanau, kad visi režisieriai tokie buvo besąžinės ir be jautrumo, kad elgdamiesi, taip sakant, turėdami tą galią ir perviršindami ją ir pažeisdami esminius humanizmo principus, o kurdami spektaklius, reiškia, žmogiškas pozicijas, kovojančius prieš totalizmą, šito nesuprato ir neužmerkė į tai akių, vienu žodžiu. Bet dabar mes, va čia vakar tik labai trumpai buvo užsiminta, man atrodo, Skaidra Trilupaitytė tik paminėjo, pasakė, kad gyvenam dabar tokių entropijos metų, kai viskas byra iš esmės, kai pasaulis fragmentuojasi, tai ir tada va šita dekonstrukcija režisieriaus galios, dekonstrukcija institucijos, jinai yra visiškai suvokiama, jinai nėra kažkokia iš dangaus nukritus, kita kitokia. Tokie yra visuomeniai procesai, reiškia, griūva pasaulio tvarka, kurio gyvenam 80 metų, reiškia, griūva politinė kultūra, kaip mes matom visur ir panašiai ir panašiai. Ir tas pasaulis kažkaip tai trupa apie mus ir mūsų teatro pasaulis trupa ir byra. Bet aš visada galvoju ir aš nežinau, aš atsiprašau, čia labai jau nekuknu. Bet man niekada nereikėjo keisti nei savo darbo metodų, nei vertybių, nei pirmus mano gyvenimo metus kūrybinio Sovietų Sąjungoje, nei dabar Lietuvoje. Reiškia, aš niekaip nepersitvarkiau. Reiškia, koks buvau, toks ir likau. Ta prasme, kad aš visą laiką įsivaizduoju ir suprantu teatrą kaip būtent tokią įcentrinę, jungiamąją jėgą,
atmetus ideologijas, atmetus politiką ir vat savo čia mano. Sąjūdžio 3 Seimų narys, reiškia, labai aktyviai dalyvavęs sąjūdyje, labai laimingas, apie tai kalbės Elvyra. Esu labai didžiuojas, kad ant Šiaulių dramos teatro kabo lenta ant vienintelio teatro, kad čia prasidėjo Šiaulių sąjūdis, taip. Mes sausio 13 išvakarėse aktorius išėjo su didelėm krūtim, nes išnešė iš Šiaulių teatro vėliavas raudonas paruoštas. Taip, mes priėmėm televiziją, slėpėm, labai daug darėm dalykų, reiškia, ir bridom per sniegus už Lozoraitį, visas teatras agituotum ir panašiai. Bet aš niekada nestačiau ir nestatysiu politinių spektaklių tiesioginį to žodžio prasme. Nes aš nedirbu kažkokiai vienai siaurai grupai ideologiniai. Ir aš manau, kad teatras, taip ir kitaip matė ten Brechtas, kuris, kitaip matė Jesneris, kurie dirbo vieni socialdemokratams, kitos komunistams ir panašiai. Bet kaip nekeista, marksizmo klasikas Karlas Marksas yra pasakęs puikią frazę, kad meno kūriniu yra tuo geriau ir tuo sveikiau, kuo jo ideologinė žinutė yra labiau ištirpdinta meniniam audiny, reiškia. Dabar mes, tai, ką mes čia kalbam ir ką aš matau iš 300 spektaklių, aš labai daug matau to, ką aš noriu, tiesiai šviesiai galiu pavadinti propaganda. Ar kairiaja, ar dešiniaja, bet propaganda. Man propaganda su teatru, su menu nesocijuojasi. Bet čia mano požiūris, gali būti ir kitaip. Aš suprantu, kad būna momentų, kur reikia kovoti, reiškia, už gyvybinius interesus valstybės ir panašiai. Ir tai turbūt turi ir vertę, ir to reikia kažkada ir panašiai. Aš nekalbu čia apie meną menui, bet aš vis laiką kalbu apie tai, kad reiškia, žiūrėkit, Seimas mūsų, ar ne? Dieve tu mano, tik BVP, pridėtinė vertė, kažkokių niekam nereikalingų surūdyjusių Abramsų pirkimas, kurie bus per 3 sekundės sudaužyti dronų, reiškia. Ir staiga, čia etikos klausimas, čia moralės klausimas, tiesiai šviesiai, bet pasakykim taip, reiškia, turim vėl ministrą pirmininką 3 iš eilės, ir kas, kad išteisino aukščiausias teismas? Mano akis jau neišteisino niekas. Nes vogti, ar tave išteisino teismas, ar neišteisino, yra vogti. Kitaip to nepavadinsit. Galima kelnes pleidus tylėti, apsimest, kad to nėra, bet tai yra. Tai apie ką aš kalbu? Kai vis dėlto valstybė yra sekuliarizuota, ir nėra kas kalba apie etiką, moralę, dorovę. Taip, juokinga, bet tie amžiniai klausimai, kurie visą laiką, kodėl taip nuskambėjo Laukiniantis, nors tikrai ten sudėtinga su režisūra. O todėl, kad suprantama žmonių kalba reiškia, suprantama žmonių, tarp kitko vakar jums labai gerai Vaidas paaiškino, kad aukso kryžiais nebuvo apipilti. Labai aiškiai, reiškia, viskas buvo išaiškinta. Aukso kryžių komisija irgi nekvailiai, reiškia. Nors tas buvo tose laidotuvėse, kaip vienas prie karsto kalbų sakytojų. Reiškia, atsiprašau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad aš ir įsivaizduoju, kad ta prasme, ar režisieriaus funkcija vėl yra išskaidyta, kaip buvo. Aš nežinau, ar tai regresas ar progresas, reiškia, kad yra vėl išskaidyta į tuos visus. Bet mano giliu supratimu, teatras ir faktiškai išėjo į gatves tas protestas, reiškia viską, bet pagal mane tai, kas ten buvo sakoma ir daroma, tai yra teatro duona kasdieninė. Apie tai reikia kalbėti, tik tai netiesiogiai nuo ryto iki vakaro visuose spektakliuose. Tai ir teatro misija vis dėlto būti tuo oro švarintoju, būti tuo lauku, kur susikalbama, būti tuo lauku vis dėlto, kur dar banaliai kalbant, neleidžiama žmogiškumui žmoguje numirti, primenama, kas tu esi žmogau, reiškia, kad tu nesi vien tik balsuotojas, kodų turėtojas, reiškia, ID tarnas ir technologijų, reiškia, bet tu esi, taip sakant, žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, arba ten kaip pagalbėta, reiškia, gamtos tvarinių viršūnė. Tai čia toks humanistinis požiūris pasenęs, bet aš labai laimingas, kad man pavyko visą gyvenimą laikytis ir, ta prasme, o režisierius nebus įvairiai, reiškia, o teatras tai tol, kol neužvaldys visko, bus ir teatras, reiškia.